emocijų gurkšnis tarsi nuostabios energijos pliūpsniai. Gal todėl kiekviena mūsų diena kupiną mažų ir didelių pergalių. Pirkite Timberg sultis ir laimėkite kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas, stebėti krepšinio varžybų ir dar daugiau puikių prizų. Timberg. Ačiū, kad atsika pinai. Dėkuoju tam. Su bičiu gauni daug Wow. Dalyvauk bičių žaidime ir stebėk Europos čempionato finalą gyvai arba laimėk kitų prizų. Daugiau informacijos bičiu.eu. Русское радио Балтия представляет. Елена Ваенга, 15 января в Вильнюсе. Партнеры, Межбалтийский канал, экспресс неделя. Только до 1 сентября все билеты дешевле на 15%. Kas padaro spalvą legendinę, spindesys, akinantis, jausmas, prabangos, referentas. Spalvos naudojamos dėl savo spindesio kokybės išlieka iki 6 savaičių. It's shine time. Reference. Spalva tokia nepranokstama. A kiek reikia Nepal nueiti? Ko? Du Tomas ir vieną tokį Vytas iš kairės gyvena. Va, manai klasės surašytos, reikia pirmą klasę dar Jau beržai ir kaštonai liepsnoja, neša vasarą gerves ant sparnų vis tolyn ir tolyn. Paklausykite, kažkas skambina šaukia, tai rugsėjo 1, ji visus pasikvietusi veda, stebuklingon vaikystės šalin. Gelsvus lapus neša rudeninis vėjas, laukus gaivina rudenio tyla. Ir vėl tave, atėjusi į klasę,
kas ryt pasveikins tavo mokykla. Ji džiaugsis tavo džiaugsmą pastebėjus, nuliūs pajutus nerimą širdies, priglaus tave, lik motina priėjus, ir bausdama, lik motina liūdės. Labą rytą, mėly mokiniai, gerbiami mokytojai, tėveliai, garbūs svečiai. Leiskite visus pasveikinti rugsėjo 1-osios žinių dienos progą. Atostogos baigėsi. Vėl visi sugrįžote ištroškę žinių, pasiilgę draugų, mokytojų, išgražėjusios visų jūsų laukiančios mokyklos. Taip pat jūs visus sveikiname, tapusiais ypatingo įvykio Lietuvoje. Šilčiausius linkėjimus. Ką tik gavau žinią, kad mūsų mokyklą vertina ne tik tai buvo mokiniai sportininkai, bet štai 2011 metų Lietuvos mokinių olimpinio festivalio sportinės aerobikos čempionai Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos komanda, trenerė Virginija Juotrišienė, komandos kapitonai Lygiai, mokyklos Vėl rugsėjai, vėl pradžia, vėl iki birželio pradžios kita mokykla prisipildys jaunatviškos energijos. Labai džiugu, kad jūsų nemažiau negu pernai. Ir labai džiugu, kad pirmokų yra daugiau negu pernai užpernai. Kur mokykla atgyja, mokykla pasikeitė šiek tiek ir vidurni. Ir svarbiausias linkėjimas, kad mes sugebėtume būti draugiški, supratingi, vieni kitiems padėtume ir atsakomybė pareiga gavėjo. Apibendrintam linkiu, sėkmingai finišuot, pirmokėliams gerbiami rasos, mokytojai, direktorius, tėveliai, mokiniai, mokinukai, ypač svečiai. Noriu pasveikinti šitą pilną rudens šventę, palinkėti visiems gerų mokslų, gerų pasiekimų, visiems sveikatos ir viso ko geriausio. Su švente. Ačiū seniūnas. Inžinierių Evaldą, direktorių pavaduotojų Samūkų, ponas Vytantą ir mūsų klasų direktorių pavaduotoją Lygiai Mutę. 10-12 metų. Pirmos A klasės mokiniai. Va štai pirmas ponas Laisvas, kurią gali priimti. Dabar gal kalbėti. O čia trečia tik sesutė, taip? Čia ar motinėlė čia trečia? Ai, kodėl tu tai žinai?
Fotografija susitikti. Taip daryti. Aš dar kartą sveikinu visus iš čia susirinkusius. Daugelis iš jūsų šiandien pirmą kartą peržengėt mokyklos slenkstį, ėjot pirmą kartą į tikrą mokyklinę klasę, atsisėdot pirmą kartą į tikrą mokyklinį suolą, nes jūsų gyvenime prasidėjo labai svarbus ir naujas etapas. Jūs šiandien tapote tikrais mokiniais. Jums bus labai trumpas, bet aš manau, man taip atrodo, kad labai svarbus. Aš norėčiau visiems mums palinkėti, ir dideliems, ir mažiems, kad čia visus 4 metus mums visiems būtų gera, saugu ir smagu, kad jūs neprarastumėt noro mokytis, sužinoti kuo daugiau. Na, kadangi jūs jau mokykloje, tai prieš pradėdami pirmąją pamoką, aš noriu patikrinti, ar susirinkote visi, kurie norėjote ateiti. Dabar aš sakysiu Alionis Deimantė. Gauša Rokas. Rasauskaitė Emilija Rasauskaitė. Dončius Aidas. Šaduika ir vardo neturiu. Tauras. Oi, puiku. Šeškus Kajus. Šulskytė Jana. O, Gerai. Ombrata